Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kalties. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresni psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje matysite. Bernelis taip padus papūstė, net ir operatorių iš kojų išvertė. Saugos darbuotojas pasimaišęs ne laiku ir ne vietoje. Senjoras, kuris bando įsikrapštyti nuo atsakomybės. Los Santos, 22:13 minučių. Buvo gautas pranešimas, jog asmenys užminavo policijos departamentą. Policijai pavyko susekti nusikaltėlių buvimą vietą. Materialiai neįtin viską buvo apgalvoję ir paskambino iš savo asmeninio telefono. Policijai atvykus prie telefono signalų skleidžiamos vietos, senjoras ir dar vienas asmuo spruko automobiliu. Prasidėjo gaudynės. Besėvint pastebėta, jog asmenys apsiginklavęs stambiais šaunamaisiais ginklais. Tokioje situacijoje kiekviena akimirka yra svarbi. Pašauta padanga jam, pašauta padanga. Peršaus padangą bėgliai nebesuvaldė žaibiškų greičių lekiančios transporto priemonės ir krito į prarąją. Apsivertė, nemobilus. Automobilis krisdamas apsivertė ant stogo, tačiau nusikaltėliai jau dėjo į kojas. Ir vėl prasideda gaudynės. Ilgai nereikėjo laukti ir garbaus amžiaus žmogus jau pastebėtas. Senukas. O, gerai, viskas, žinok, bravo. Staiga pasigirsta šūviai. Prarado sąmonę. Sučiuptas senjoras apsimeta, jog prarado sąmonę. Nėra matos. O, blemba. Netrukus pasigirsta ir daugiau šūvių. Pastebėtas ir dėja nukautas antrasis bėglys. O, dabar tai. Bet tai paklausyk, jei sukai. Aistra dažnai gudriausią žmogų paverčia bukapročiu, o didžiausius kvailius padaro gudrius. Išrinkime dabar pastumčia bus. Ryšav Reynolds. Senolis prie savęs neturėjo jokio tapatybiai nustatyti dokumento. Tai tvirtino, jog yra kaunietis. Patikrinus pirštų anspaudus paaiškėjo, jog senolis yra Anglijos pilietis. Asmuo buvo ne kartą teistas už smurtinius nusikaltimus ir net žmogžudystę. Bei yra paieškomas. Suprantat, kad aš Anglijoj gimiau ir paskui mano tėvai. Sakoma, namai ten, kur širdis, Mano o širdis ten, kur žalgiris. Persikraustė į Kauną. Nu, čia kaip su Ignu Brasteikiu. Gimė Amerikoje, bet atvažiavo į Kauną iš Žalgirio. Nieko nelaukus, senolis pademonstruoja savo anglų žinias. Su angliškai pakalbėsiu. Suck my... Listen, you don't know English. Vėliau paaiškės. I know. Skambutis dėl užminuotos policijos departamento buvo melagingas. Because I have Įvykis a- tyriamas. That will shoot you in the head. Supratau, visą 245 važiavam į 1031 parduotuvės apiplėšimą. Pasižiūrėti, ar dar ten kažkas yra. Los Santos, 20 valandų 18 minučių. Gautas pranešimas, jog suveikė savitarnos parduotuvės tylioji signalizacija. Atvykus į vietą, pareigūnai nepastebėjo nieko neįprasto. Atvykus į parduotuvės apiplėšimą 1031 nieko nematyta, jokių apiplėšimų nieko. Nespėjus nuvažiuoti per toli, buvo gautas dar vienas signalizacijos signalas. 10 dubys 245 su 822 ir gabuoja 1031 atėmą apiplėšimą. Šį kartą atvykus buvo pastebėta BMW markės automobilis. Išlipus pareigūnė norėjo nuodugniai patikrinti automobilį. Dėja, per tamsintus langus nepastebėjo, jog automobilyje kažkas yra. Staiga užvedamas automobilis. Prasideda gaudynės. Gaudant pilkos spalvos mašiną, kuris apiplėšinėjo atėmą. Bėglys nieko nelaukdamas nusprendžia sukti iš kelio ir šoka žemyn. Atkakli pareigūnė neketina paleisti bėglio ir lekia iš paskos. Yra 1050, nes sėkmingai apsivirtas. Esam netoli Benis garažo. Nusikaltėlis nesipriešina ir pakelia rankas. Tačiau jis neketina pasiduoti.
Įžūlus nusikaltėlis mėgina pasinaudoti policininkės transporto priemonę. Nepavykus dėjo į kojas. Bėga žemyn, kažkuris su mašina nuvažiuokit. Operatorius bandė nusiarti bėglį, tačiau nesėkmingai paslysta. Bėglys atlikęs apgaulingą manevrą bando pasinaudoti policijos pareigūnų automobiliu. Deja, net 3 pareigūnų bei operatoriaus pastangų nepakanka sulaikyti bėglio. Pareigūnas buvo priverstas panaudoti spec priemonę tazerį bei tramdomąją priemonę antrankius. Nusikaltėlis naudojo necenzūrinę leksiką bei priešinosi sulaikymui, tačiau pasodintas į pareigūnų automobilį ir šventa avelė tylėjo. Tai visada tai būna, kai nenori asmenys kalbėti, kai juos sulaikom. Pikti. Nenaudėlis nusprendė imti senos geros taktikos ir tylėjo it muilą prarijęs. Nieko nemačiau, nieko nežinau, nieko nesakysiu. Turi specialų kažkokį telefoną ir... Apieštant nusikaltėlį buvo rasta daug neleistinų medžiagų bei įrankių, kurie galėtų būti skirti bankomato apiplėšimui. Grąžtus, universalūs nulaužimai, matau, dar čia turi, ID kortelės, matau, neturėtų. Kiek vėliau paaiškėjo, jog nusikaltėlis buvo intoksikuotas psichotropinių medžiagų. Buvo gautas iškvietimas 1031, kad parduotuvė buvo apiplėšinėjimas ATM. Atvykus į įvykio vietą buvo pamatytas asmuo, kuris buvo apiplėšęs parduotuvę ir įsėdo į savo automobilį, pradėjo bėgti nuo mūsų. Mes jį pradėjom gaudyti. Pasikviečiau kolegų pastiprinimo, nes asmuo buvo apsivertęs, patyręs 10-50 ir nebemobilus. Pasikvietus kolegas jie atvyko, padėjo man jį pagauti. Asmuo buvo surakintas ir įsodintas į automobilį ir dabar asmuo iškeliavo. Įvykis tyriamas. Los Santos, 21:05. Gautas pranešimas, jog kaukėti asmenys buvo pastebėti banke. Į iškvietimą reaguoja keli policijos ekipažai. Atvykus įsiaiškinta, jog plėšikai turi paėmę įkaitų banko saugos darbuotoją. Grasina susidorojimu. Meras iškvietimą, nebent kažkas laisvas. Aš prisijungiu banko, antrą pus kelio stovi juodas džipas. Tokiose situacijose visos spectarnybos statomos ant kojų, kiekviena akimirka gali būti lemtinga. Vienas neatsargus judesys ir tai gali pareikalauti kažkieno gyvybės. Į vidų siunčiamas derybininkas. Asmenys yra pagrobę vieną iš, kaip suprantu, čia banko darbuotojų. Na ir nepavyko čia jiem įsilaužti, dabar tarėsi pareigūnas irgi ką daryti, nes kadangi grėsia vis didesnė negu įprastai grėsmė asmens gyvybei. Žodžiu, dabar turime tokią situaciją, kadangi turime derybininką, jisai dabar bando susikalbėti su nusikaltėliais, kas dabar labai įtempta situacija. Kaip atliko pasakiau. Dar neaišku, dabar tarėsi. Jo, parvažiuoju. Gerai. Greitai bus? Kaip dėl to džipo darom? Derybininkui pavyksta susitarti, mainais už įkaitą prašoma suteikti laisvą kelią. Vos tik pareigūnams pavyksta garantuoti įkaito saugumą, prasideda gaudynės. Planterių, keturių, baltos spalvos, epakuotas 2 kartais, važiuojam link Vine vazono. Nesikčiasi ir supame į kairę, važiuojam plėšikų gaudynės, kurie bandė apiplėšti banką, bet jiems nepavyko. Įkaitas buvo išvaduotas, bet toliau vyksta aktyvios gaudynės. Posūkis į kairę, leidžiamės žemyn. Bėgliai tikrai nestabdo ir milžiniškų greičių skrieja per siauriausias miesto gatves, kur kelia pavojus pėstiesiems, situacija itin pavojinga. Sukite tą tarpą. Bet pareigūnų kantrybė turi ribas. Įtemptą situaciją nelengva atlaikyti. Esam grinai, kurie sėdi už grinai.
Pas civilius į nematau. Dešiniau tada leisis į apačią. Atvežino normaliai. Nu, biški yra geps, tabase į dešinę išsisuka ir greičiausiai džampą darys. Nepravažiuoja link raudono garažo. Pamažinau kepą. Juos nutaradavo Mersas, tabase. Okei, prie balos, prie garažo. Nusikaltėlių automobilis manevringumu ir gale lenkia policijos pareigūnų automobilius, todėl laikytis įkandin itin sunku. Priešą važiuojam. Žodžiu, kodas 4, asmenys pabėgo, apžiūrėjom teritoriją, nebe... Kartais sekas, kartais kas sekas.